Sailing high, and watch my mama cry. Sailing low, sailing low. Ačiū visiems, kurie lankėtės, kurie stebėjote, kurie palaikėte, kurie dirbote, kurie... Atidarėm Lietuvos motokroso čempionatą, atidarėm jį Pakruojį, aš šitoj trasui užaugau ir labai faina ją sugrįžti, daug nostalgijos čia. Žiauriai faina, kad organizatoriai taip pasistengė ir su organizacija, ir su trasa, tai kol kas pirma diena, dar nelyja, bet kad ir lis nieko tokio ir ką, važiuojam, laukiam rytoj laukia įdomios kovos. Pasiruošimas buvo gan sudėtingas, daug ruošiamės, nes tai buvo nestandartinis etapas, taip kad labai daug turim papildomų komponentų. Tai juos suderint buvo labai sudėtinga ir net iki dabar, kaip įpusėjus varžybas, mes kai kurios dalykus jo šiaip atstyguojam, bet labai džiaugiuosi oru, oras geras, palankus, nedaug prilyja. Ir manau, kad trasa yra ideali, vyksta varžyba. Nekvietė? Ne, jeigu rimtai būdavo, pasilankydavau motokroso varžybose, tiesiog lankiausi kaip žiūrovas, nebe kaip kažkoksai tais vedėjas ar su TV laida buvęs žurnalistas. Ir kaip dabar jausmas pačiam prieš renginį? Geras jausmas, smagu, kad pakvietė, smagu, kad pasitikė. Aišku, labai daug naujų veidų. Ta karta, su kuria mes augome, ji jau užaugo, jau dabar jie tapo treneriais. Aš labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad apsiėmė vėl motokros organizuoti seni vilkai, nes jeigu prisiminsim, maždaug prieš 10 metų vyko renginys Pagiriuose, kur irgi organizavo iš K-Moto Chebra, tai matėm, kad buvo šiek tiek ir pramogų daugiau žiūrovams, čia matome lygiai tas pats. Yra padaryta gera trasa, tikrai ačiū labai Arnui ir visai komandai Robustos motoklubo, kad padarė tai, ką padarė, nes tikrai matome geri stalai. Geri poskai, aštrios vietos, kur lenkti. Manau, rytoj per profų važiavimą matysime dar geresnių lenkimų ir kovų. Labai smagu, kad yra ką veikti vaikams. Smagu, kad yra maisto pasirinkimas. Me personally, I was surprised about the organization. The track is also super nice, super good, some nice hills. I really liked it in the qualifying. Yeah, the track is, I like it. The track is really, really nice. They prepped it pretty good. And I like that there's ruts, there's line choice, and in qualifying I enjoyed the track a lot. So the races will be nice. Pretty much all the best Baltic riders for this race. So yeah, the competition is really nice in this race. They did a good job bringing all the best Baltic riders together to the one track on such a nice track. Yeah, I think it will be fun in the moto. Renginio pasiruošimui, kaip visi mes suprantam, reikalinga pagalba, tiek finansinė, tiek darbais. Tai norėčiau visiems padėkoti, kurie prisidėjo, kurie tikėjo mūsų idėją, viziją, tos vizijas padėjo įgyvendinti. Ir
Ačiū jiems. Ar Sauliau pats atsiskaičiavęs, kelintą kartą jau startuoji šiuose šioje trasoje? Sunku pasakyti. Būdavo kudi sezoną, tu gyvenšiai. Mes kiek suskaičiavom, 50, tai sveikinam su gražiu judėjimu tave čia.